Labas, noriu pranešti, kad yra atidaryta video įrašų asmeninių skaitimų registracija vasario mėnesiui. Tie, kas domitės, kviečiu susisiekti e-mailu minuliotaro@gmail.com. Ne komentaro, ne Facebooko žinute, nes per Facebooką asmeninių skaitimų neregistruosiu. Vietų skaičius yra ribotas, padarysiu tiek, kiek galiu padaryti, daugiau neišsiplėsiu ar ne. Užsakydami skaitimą jį gausite per vasario mėnesį. Tai nelaukit, kviečiu susisiekti e-mailu, gausit tenais visą reikiamą informaciją. O dabar žinutė svarstyklėms. Wow, svarstyklės. Į jūsų gyvenimą ateina Nežinau, kaip tai vardint. Į jūsų gyvenimą ateina viskas, ko jūs norėjot. Arba tai, ko jūs norit. Bet tai nėra tas žmogus, kurį jūs matote dabar savo manifestacijoje. Kai kurie iš jūsų turite pasitraukti nuo dvynio, vandenio arba skorpiono. Ir arba turite paleisti oro ženklą, arba turite toks jausmas, kad pasitraukti nuo oro ženklo ir eiti ugnies ženklo link, bet nebūtinai. Esmė yra ta, kad tai, ką jūs matote dabar savo manifestacijoje, tai nėra jūsų kelias ir laikas priimti tuos sprendimus. Yra kažkas jūsų kelyje, kas jums netinka. Tame pamoka ir yra atpažinti, ar tai man tinka, ar tai netinka. Jūsų laukia tos visos galimybės, aš matau šeimą, kai kuriems iš jūsų tai yra klestintis verslas, klestinčios finansinės galimybės. Ką reikia daryti, kad nueiti tuo teisingu keliu, tai visų pirma, priimti aiškiai ir konkrečiai sprendimus uždaryti tai, kas turi būti uždaryta, nors jūs galbūt patys tai ir manifestavot, bet tai nėra jūsų ir jūs tai jaučiat. Ir žengti žingsnį naujo etapo link. Kas tas žingsnis, aš negaliu atsakyti. Kiekvienam iš jūsų skirtingai, bet man atrodo, kad tai yra susijęs su santykiais. Su santykiais labiau negu su finansais. Faktas, kad būdami gerame, stipriame santykyje jūs ir finansiškai klestėsit. Tai yra vieno medalio pusės. Tai nebūna, gali būti, kad jūsų galbūt kažkokie pasirinkimai įtakos kažkaip kitaip, bet faktas, kad šitas santykis, kuris ateina, jums atneš ir didelį stabilumą. Gali būti, kad jums bus pasiūlytas kažkoks naujas etapas, nauja galimybė, kuri jūs pastatys į labai, labai tvirtą poziciją. Bet tam, kad jūs galėtumėt judėti tuo keliu, jūs turite priimti sprendimus ir galbūt tie sprendimai kažkam bus nemalonus. Nemalonu priimti tokius sprendimus, bet jie yra reikalingi tam, kad mes galėtumėm judėti savo keliu. Ok, tikiuosi rišliai pasakiau tai, ką čia matau ir tikiuosi tai buvo naudinga. Ate.